Sveiki. Sveiki. Čia vėl mes. Kotryna. Eglė. Sveiki. Tęskime mūsų laidelę ir dabar turime klausimą, kaip žinoti, kad esame tinkamam kely saviraiškos, savirealizacijos. Taip. Tai... Aš turiu tokį mintį to get things off the ground. Galim pasiklausyti paprastą klausimą. Ar aš daryčiau tai, ką darau, jeigu man niekas nemokėtų? Ta prasme, ar aš, jeigu nebūtų pinigų, ar aš vis tiek daryčiau tai? Arba ką aš daryčiau, jeigu aš turėčiau milijoną, ta prasme, visus pinigus, kokius reikia ir, ką aš tada daryčiau? Ir tada ar vis susiveda atsakymas į tą, ką jūs dabar darot, ar ne? Tai aš gal nuo to pradėčiau. Jo, ir dar man atrodo, irgi dar yra tas momentas, kas teikia daugiausiai energijos tau. Aha, good question. Bet šitas, tikrai, nes jeigu tu darai kažką, ką tu tikrai nori daryti, ar kas tave, yra tas vidinis kažkoks varikliukas, tai tau duoda tai belekiek energijos. Tu gali ten nemiegot, nevalgyt, tau ne tas galvoji. Tu vis galvoji, tam strateguoji, kaip čia man dabar daryti tai, ką aš čia darau geriausiai ir kas. Taip, čia labai geras rodiklis. Ir kai jauties toks gyvas, man atrodo, ir tas gyvybingas, nežinau. Taip, toks kaip, ištisai pakrauna tave, kaip telefoną reikia į rozetę įdėti. Tai ar jūs gaunat tą tokį energijos, ar tai yra šaltinis energijos, tai ką jūs darot? Nes jeigu ne, tai reiškia, jūs turbūt darot tai, kas protas sako, kad tai reikia daryti, nes ten dėl visokių kitų dalykų, kaip statusas, ar pinigai, ar maža kas. Nesakau, kad tai yra nevalytus dalykai gyvenime, tiems skirtingai yra prioritetai, tai čia nieko blogo. Bet jeigu mes norim daryti tai, kas yra tikrai tas mūsų dalykėlis, arkliukas, tai tada reikėtų atsižvelgti tai, ką mes dabar. Bet net nėra blogai, man atrodo, gal kartais, kai dirbi ten darbą, nežinau, neteikia tau ten tai labai daug kažko, tu gauni ten pinigus, nežinau, visą kitą, kad ten išsilaikytum save ir ten savo šeimą. Ir tada tu darai kažkokius dalykus on the side. Tai gali būti kaip hobis, nes vis tiek, man atrodo, tam tikrų metų, jeigu tu varysi tik tai iš to, kad čia reikia dabar taip pagal tą savo protą, ir neklausysi, o tai ką aš čia dabar norėčiau iš tikrųjų veikti ir kas man teikia daugiausiai tos energijos kažkokios, tai tada ir prasideda, man atrodo, visi tie, nežinau, kai toks jautiesi kaip čia, toks toks... Taip. Toks uninspired, toks, neįsikvėpęs, niekas nedžiugina kažkaip. Taip, labai svarbu tai irgi, čia labai gerą palietei dalyką, nes tikrai kartais nereikia iš to savo mylimos veiklos ar tos asmeninės tokios kaip vos misijos gyvenime irgi išspausti visko. Esmė, jinai turi gal visai kitokią rolę visumoje tavo gyvenime, ar ne? Tu tikrai turi turėti kažkokį tai darbą, ar ne, kuris neša pinigus, duoda laiko ir tada tu su tuo gali daryti tai, ką tu tikrai jauti, kad reikia daryti. Ir tai galima priimti labai su dideliu dėkingumu ir meile ir kaip sakant, nestresuoti dėl to, kad tavo veikla turi staiga čia viską patenkinti, žinai. Nes tai irgi gali būti labai tokia, tada uždėti tokio daug streso ant savęs ir tu net negali kurti tada normaliai, nes tu tiesiog nori maksą išspausti. Tai tada koks čia džiaugsmas, ar ne?
Va tą balansą kažkokią atrasti. Jo, reikia atsirasti, pažiūrėti. Nu, super, jeigu vat gaunasi, kad susiderina ir ten ir pinigai ateina ir viskas kitas per tą vieną veiklą, ar ne? Iš karto. Tai jau čia idealu. Kai kuriems ateina vėliau, o gal ir visai neateina, nes tiesiog, nu, tokia labai specifinė veikla, ar ne? Bet jinai teikia didelį malonumą, džiaugsmą ir tą gyvybinę energiją, be kurio šiaip mes negalim gyventi, ar ne? Džiaugsmingai. Gyvent galim, bet kaip? Būtent. Tai va tą reikia irgi tokiu labai sveiku protu pasverti viską, ne? Ir realybę priimti, kokia jinai yra ir naviguoti tame. Čia labai gerai šitą, kad pabrėžia. Tai va. Kaip ir viską pasakėm. Kaip ir pasakėm, jo. Svarbiausia veikla turi teikti džiaugsmą, ar ne? Jums ir tada jinai teiks ir džiaugsmą ir kitiems. Ir koks gyvenimas yra, jeigu jis nedžiaugsmingas. Tai linkime gyventi džiaugsmingai, kurti iš širdies ir tobulėti ir subscribinti į Boomerango kanalą, kad galėtume susitikti kitą kartą. Ačiū. Iki.